Sveiki, taisysim Teslos rankeną. Šitą sutvarkiau vakar, šitą va neišlenda. Taip, išlenda. Tvarkysim, pafilmuosiu, parodysiu, kaip čia daugmaž padaryta ir tvarkau grinai iš savo dalių, nieko nekeičiu. Nors ten keičiasi tokius metaliukas nulūžta, bet originalus jisai brangus, o štampovkę sakyt neverta. Toj nulūš vėl, tai padarysim su varžtu, parodysiu kaip. Šitą iškrapštam. Čia du varžtai, čia vienas varžtas. Radysim čia. Priėjimas prie visų varžtų, tai tragedija čia. Ant priekinę, tai du varžtus lengva prieiti, du ten baisiau. Čia tai žiūriu, tik vienas varžtas. Atrys, tai bus tragedija. Nu, bet čia, ką nepadarysi, kaip žaisti. Nu, du varžtus atsakiau, bet jau nebeprieinu, nuleidau langą. tą atlaisvinu čia lango laikiklį ir paviršą. Čia reikia prie dviejų dar prieiti. O gal čia nemaišės. Ai va, prie šitą tai prieisim. Prie šitą sudėtingiausiai. Nu, čia šitas labai lengvai prieimas. Nu, čia bandysim žaisti tuo kažkaip. Nu va, įsekiau varžtas. Čia praviršą atlaisvinau, pro apačią paskui įsekiau.
bandom traukt rankeną lauk. Lempa. Dar čia gal jie laiko kažkas. Galinė ant 5 varžtų. Toks jausmas, kad dar kažkas jau čia laiko. Na vieną žodžiu ištrauksiu, tada žiūrėsiu. Na va, išlupiau aš tą rankeną, bet čia reikalų buvo. Čia vien pro tą skylę ištraukti. Varžtai 4 buvo, daugiau nebuvo. Bet visur taip įsprausta viskas. Milimetras į milimetrą. Tai va, einu. Atdėj dabar ją. Ir parodysiu, kaip ką čia tvarkyti. Na va, bersim davomis, ja. Ir čia tuos lūpam lauk. Kniedžių kažkokių. Gali būti smėlų. Tas va, ležiukas lūžęs. Čia nėra viena varžta pamestas. Bet čia tas rankenas turi būti tvarkytas. Teslai 12 metų. Mano bent jau tas rankenas. Neaišku, kiek kartų jau rinktas dar. Turbūt ar į Tesla servizę. Ir šitą su mikro nusukam. Ir va, esmė, čia va išlūžė. Būna va, to turi laikytis, čia toks, na ir čia liga jų. Nežinau dabar Tesla servizė ar kiek toks kainuoja, bet tikrai keli virš 100, man atrodo. Aš štampovkės po kiam, man atrodo, eurų galiu sakyti. Bet tai tas štampovkės, jeigu originalai, va tai kas štampovkės. Tai va, dabar parodysiu, ką aš čia darysiu. Na va, biškai apsivaliau šičia. Esmė įstatą, mes ją tiksliai atgal. Kaip jin turėtų. Ir va jos čia vieta. Ir dabar va. Reiktų skilti. Čia iš tikrųjų geriausia būtų griežtukas, bet kaip visada čia jo neturi nieko. Palį. Žodžiu, gręšim skylį tiesiog. Reiktų biškai prasigręžti ir paskui prisukti, bet neturiu. Tai yra... Darysim, be man namsiu ir įgręšiu be to.
Atrodo, aliuminis turėtų lengvai, bet nieks lengvai nesik. Išvis nubuko. Jama nauja. Šaučiau, tai va, prasigrėšiu. Įsigrėžiau, tai va, įsivalau. Dar aš čia biškai, aišku, čia naudos mažai, bet svarštas gal mažiau rudis. Į pačią skylę tokių universalių klijų. Ir va čia biškai patepsiu. Čia tiesiog, kad nesiklijuotų, bet kad varžtas mažiau rudytų. Jeigu gaus kažkokių, statom atgal į savo vietą ir neperveržti. Ta. Nu ir va. Ir renkam atgal. Tada lemba čia ta galvutė tokia nelabai priglūdus, bet gal nestriks. Bandau surinkti. Na, čia kad nebuvo, piešim kitą, kad būtų. Biškai palaukiu čia, sėdžiuos eisi bandyti. Tai va, bandau eit, žiūrėti ar veikia. Jeigu veikia, tai liks labiausiai užknasnis darbas sukišti atgal tą rankę. Nu. Kur tas raktas šitą? Ko nelendi? Nežinau kas buvo, bet neveikia šitas. Išardžiau vėl dabar paėngiu per blokelį. O tai man čia buvau sužaidęs. Krūtinau, pradėjo veikti. Ir kontaktas susidėšęs gal buvo. Tai va, rinkti atgal dabar reikia vėl bandyti. Tos momentas vėl jungti. Yeah. Ai, palauk, čia reikia taip pabandyti. Kas šitam yra, reikia? Kažkas čia bando daryti. Ой.
jausmas, kad kažkur kontaktų trūksta. Nu, kaip ir buvau, radau bėdą, kame čia liktai. Tai čia buvo visas kontaktai, užsinešę šitie. Nereagavo, kiek supratau. Nu, aš bandyti. O nieko to ir nebėdėt. Reikia. Čia buvo daug čia to tepalo, balta, prisinešę, jis čia nereagavo. Liktai buvau valęs, bet neužteko. Čia to švalė buvo. Na, einu čia uždėsiu tą ir surinkinėsiu. O, misija baigta. Dar tik tai liko surinkti čia. Susukti iki galo viską. Tai va, gal kam pravers.